Dabar pasikelsiu mašiną, kaip pneumo pakaba, kad lengviau būtų prieiti slenkščius užsidėti ant maksimalaus aukščio. Iškelsim. Maksimum parašyta man netgi. O, prisilė. Oho. Pakyla, taip sakyčiau, taip, aukštokai. Gerai. Davai, pasikeičiu. Kuris čia? Šitas, va, kaip tik ir yra. Kas šitaip linksta man? Opa. 1, 2, 3, 4. Prieisiu. 1, 2. Turėčiau ką matyti. Prieisiu ir čia. Gintai! Come to me! What's up, man? Come on! Jo, davai. Aš tik tai va greitai prikabinu, kad man ant dantų nežieptų. Ten užtaikiai nori pasakyti? Šaunuolis. Bet varžtų man čia trūks. 3 varžtai. Tai 2 tik tai kiek. Kažkur trečias. Kažkur. Dabar neuždarytų. Slinkstį pakeitė, veikia, bet čia tas geras dalykas yra, kad nesužeistų arba ten kažkas tai nenubrauktum ar kažkur vos. Ir iškart suvažiuoja atgal. Saugumas. Labai lengvai pasikeitęs. Kažkaip galvojau, kad bus sudėtingiau, bet ne. Nieko sudėtingo nėra. Dviesi iš vis. Gal vienam būtų nelabai patogu uždėti, bet labai gerai. Lengvai, tvarkingai. Nu, žiūrim, čia suveikia. Gerai. Uždarom. Atidarom. Laikosi. Gerai. Užlipt galima. Nu, super. Gerai. Arkutes uždėsim šitą, reikia uždėti priekį. Šitas detalės sumetam, uždedam arkutes ir realiai lieka tik tai posparniais, 2 posparniai ir bamperis. Ir man atrodo, viskas jau jam bus. Ai, dar su kapotu reikės su tai sužaisti. O, dar šitų reikia nuvažiuoti, nusipirkti. Gerai. Nu, vat tokias visą laiką ir išlenda. Smulkmenos. Šiandien kas, lenkstukus užsidėjau naujus, užsidėjau arkutes, priekį tuos, nežinau kaip jie vadinasi. Ir šiandien viskas, laukiu rytojaus. Kiek dabar valandų? 3. Nu dar kažką smulkmenas pasikrapštysiu, prie kapoto reikia biškį ten ir kur aš čia dar sakiau kažką, tai ne, aš jau viską pasidariau, tai biškį prie kapoto padirbėsiu ir
viskas. Laukiu rytojus, atvažiuoju detalės, sukraunu, uždedu bumperį ir važiuoju pračekinti, kaip jinai važiuoja iki rytojus. Daug kas vis manęs klausinėja, kaip tu nusiperki mašiną, kaip tu ją pasitikrini, kaip tu ją saugiai, kad ten nebūtų kažkokių lėlių ar dar kažkas tai ir panašiai. Tai radau vieną variantą, tokį irgi savo galvoju, pabandysiu nupirkti 21 metų RT. Nežinau, gal jūs pasakykit, verta, neverta tokį, bet mano akim tai čia nieko baisaus nėra, kai matęs daug baisesnių dalykų. Ir aš jas visas pasitikrinu visą laiką, nes tarkim šitas modelis rodo 0 km ridos, mylių, kilometrų. Tai aš visą laiką į Carbit Helperį, nusikopijuoju VIN numerį ir aš gaunu apie ją, yra privatus pardavėjas. Jau gali būti visokių niuansų, kad kažkas tai bus paimta, nes matau irgi, jau bagažinės dangčio nėra. Yra tikimybė, kad ir daugiau kai kurių dalykų gali nebūti joje. Pardavimo istorijos nėra ir aš ją pasitikrinu, norėdamas sužinoti, kokia yra jo rida paskutinė fiksuota ir ar nėra fiksuota daugiau kažkokių tai žalų ir viskas, tai visą tai galite padaryti per Carbit Helperį. Ir galite pasinaudoti mano nuolaidos kodu U11, gauti 10% nuolaidą. Dabar žiūrim, mūsų formavo ataskaitą, darom ataskaitą. 22 metais, 12 mėnesio, 23 dieną buvo fiksuota 36 000 mylių. Tai sakyčiau, jinai toliau nebuvo fiksuota. Tai man jau tokio įtarimo turi, tai tikriausiai už jį nestatysiu, nes rida gali būti gerokai didesnė ir panašiai. Ir privatus pardavėjas, tai gali būti priburta, lėlė ar dar kažkas tai su ją ten padaryta negero. Tai va taip aš juos ir pasitikrinu. Tai visą laiką prieš pirkdami pasitikrinkit per Carbit Helperį ir matysit daug naudingos informacijos apie automobilį. Oras visiškai nepatinka man šaltas. Gerai, atvažiavo mūsų detalės naujas užsakytas bumperiui. Netinkamas detalės vežu gražinti, o važiuoju pasiimti tinkamas, tikiuosi tinkamas detalės. Na, aišku, 2 variantai buvo ir kaip su mano sėkmė iš 2 variantų, tai visą laiką pasirinksiu ne tą variantą, kurį reikia. Bet čia yra turbūt mano atidumo problema, kadangi galėjau atidžiau pasižiūrėti, bet kažkaip tai greitai, laikiklis ir gerai. Nu nieko, atvažiavo kiti, pasiėmam, grįžtam į garažą, sudedam bumperį, užmetam ir važiuojam pratestuoti, kaip važiuoja, kas važiuoja. Jeigu viskas gerai, tada dar poryt važiuojam ratų suvedimą ir mašina bus baigta. Beliks tik tai išsivalyti visą saloną ir mėgautis važiavimu. Atvažiavo detalės mūsų, atrodo, kad tinkamos pagal viską ir važiuojam, susikraunam. Ir raides nusipirkau į šitą. Noriu pasižiūrėti iš karto, ar tokios. Nieko savo. Jo, tokios. Ram. Gerai, važiuojam. Paskutinius patepimus darom ramui. Pasiėmėm detalės trūkstamas, pasiėmiau raidytės juodas. Standartiškai tai buvo chromuotos. O aš norėjau, kadangi visur viskas juoda, Shadow Line'as, pasiėmiau raidelės ir opa. Gerai. R. A. O. Gražu. Gerai. Surinkinėjom bumperį, sudedam viską į vietas. Ir svarbiausias reikaliukas tai yra pasižiūrėti.
Šitą detalę reikia susirinkti ant žemės, kad ir jisai visas įsistato ir susisuka kartu. Tai susirinksiu, bus patogiau man gerokai. Dabar dar šitie, ne? Okay. Dar nėra to jausmo. Kad to jau važiuosim. Bet jausmas, kad artėju į pabaigą, tai taip. Jau tas jausmas atsiranda. Man atrodo, jau esu minėjęs, kad bumperį ten tiek visko, kad, ką aš žinau, žiauriai daug detalių visokių ir viskas sukasi vien tik tai varžtai. Nėra taip kaip, tarkim, challengeriai, kur paėmė ant laikiklių ir susifiksuoja. Ne, čia nėra. Čia yra labai daug tokių visokių ir viskas taip varžtais tokiais. Aišku, tokiai mašinai, man su ją nesiseka su pirštais. Jau tuoj. Nedarykit man spaudimą, nedarykit, jau tuoj. Palauk, aš žiūriu, dabar man kažkaip liko daug šitą. Tai gerai, čia šitie okei, čia šitas okei. Šitie 1, 2, 3, 4 gerai. Tai viskas gerai su šitie. 1, 2, 3, 4. Gerai. Turi dėtis čia. Turi dėtis čia. Čia. Turi dėtis čia. Šitas turi dėtis taip. Man reikia 2 fiksatorių storų, labai storų. Ir aš tada galėsiu pasakyti, kad bumperis yra baigtas. Paskutinis posparnis. Ir dar bedėdamas prisiminiau, kad dar yra reikaliukų. Dar reikės kapotas darinkti iki galo. Bet ten yra tik tai apiplovimas, tai čia tik tai puk, ir ten tas pankutės sudėti ir viskas. Čia 1, 2 ir viskas. Kaip ir mašina, 1, 2, bet jau keletą ksijų. Pasibaigiau ramą. Yra ten tokių smulkmenėlės dar viršui, ten plasmasė viduje vienai uždėti, bet nieko, važiuoju. Realiai, kaip aš sakiau praeitoj serijai, kad savo įvariau save į rėmus, tai taip įvariau ir greičiau surinkau, negu buvau įvaręs. Važiuoju, pasižiūrėsiu, aišku, dar anksti sakyti, kad viskas jau gerai, tvarkoju, pravažiuosiu, pasižiūrėsiu, jeigu tada jau viskas bus gerai. Tada galėsiu pasakyti, kad viskas, aš baigiau ramą. Važiuojam. Išvažiavom pirmie įspūdžiai, tai yra dar keletą klaidelių. Vairas kreivai stovi. Tai natūralu, ratų suvedimas reikia daryti. Kažkokį garsą gale skleidžia. Negaliu suprasti kas, bet skleidžia. Įtariu, kad reikės rimčiau kažką tai keisti. Kas toliau? Šiaip minkščiau važiuoja vyrokai, viskas liuks. Nežinau, man viskas okei, aišku, norisi, kad dar pasidarytų ratų suvedimas, nes dabar dar tokia jinai gaudyti reikia. O toliau tai
Kažkas va dabar jaučiu, kad subilda priekį, bet jaučiu stabilizatoriai. Nu, dar reikės rankyčių pridėti, bet įtariu nedaug. Nežinau, viskas kaip ir į pabaigą, smulkmenų yra, tai čia kaip ir visą laiką su visom mašinom, smulkmenėlių yra, buvo ir bus, bet išgaudysim, padarysim, kad viskas būtų gerai. Važiuoja maloniai, maloniau negu baltas. Ką aš daugiau galėčiau jums papasakoti? Nieko. Gerai atrodo, ne? Tokie numeriukai. Bet ne, ant šito ramo nedėsiu šitų numeriukų, o juos prisiminiau, kad turiu, reiktų man juos parduoti. Tai ir žinau, kad įdėjus skelbimą į auto.lt aukciono būdu, pabandysiu juos parduoti už didžiausią man pasiūlytą kainą. Ir jeigu mane tenkins, aš juos tam pirkėjui atiduosiu. Tai ir jeigu jūs turite kažką tai parduoti, valstybiniai numeriai, kažkokie tai įdomesni automobiliai, žemės ūkio technika ar kažką, tai jūs galite visą laiką įdėti į auto.lt, sulaukti didžiausios pasiūlytos kainos ir jeigu jums jį tenkina, laukti, kol atvažiuos pasiimti. Nu ką, visi 4 projektai pabaigti. Trumpai pasižiūrėsim, kuo skiriasi visi šitie 3 modeliai, šitą, 3, sakau, 4 modeliai, kuo skiriasi. O 3 pasakiau dėl to, kad 3 yra limited komplektacijos, o 1 yra Rebel komplektacijos. Limited komplektacijos skirtumai yra, tai grubiai tariant, tik tai dėl apdailų, ratų ir panašiai, tai ir spalvų pačių mašinų. Tai bus įdomu sužinoti jūsų nuomonę, kuris iš šitų 4 patraukliausias, gražiausias galbūt ir panašiai, ar ko kažkam tai trūksta ir taip toliau. Tai dabar einam pasižiūrėsim iš pradžių nuo Rebel. Čia yra Rebel komplektacija. Mano tik tai yra sudėtas priekis visas limited. Asmeniškai man yra pats gražiausias priekis iš šitų dalykų. Kuo skiriasi nuo kitų, tai šitas neturi orinės pakabos, neturi elektrinių slenkščių. Salono apdaila yra kitokia. Rebel komplektacija yra skirtumai tuo, kad, tarkim, pamatysit, kas yra limited, bet panelė yra ne napo oda, nors ir siūlės yra ir visa kita, bet jinai ne napo oda. Šitos vietos yra plastikai, šita vieta yra iš vis, nesuprantu, kokia per apdaila tokia kaip ir ne plastikas, kaip ir plastikas. Čia plastikas yra. Iš pačios sėdynės yra kitokios, ne odinės, o tokia kombinuota galbūt medžiaga, sakyčiau, čia irgi ne oda. Nėra ventiliuojamų sėdinių, kas yra limited komplektacijoje, čia nėra kamerų. Limited komplektacijoje stovi kameros. Distronikas, viskas šitoje vietoje užima daug gerokai vietos. Sekantis dalykas, nėra panoramos jame. Bet kas liečia kaip ir Rebel komplektacija, tai yra pakankamai pilna komplektacija šitoje vietoje. Ką daugiau galėčiau aš apie jį papasakot, pati važiuoklė yra jinai aukštesnė. Aišku, limited komplektacija jinai kilnojasi aukštyn žemyn, čia jau nebesikilnoja, čia yra tokia kokia yra. Yra daugiau papildomų funkcijų su važiuoklė pačia, blokiavimas, nuokalnė ir panašiai, bet nėra, kas parodysiu, yra limited komplektacijai 4 auto, kas žiemą yra labai gerai, žiauriai gerai, 4 auto ir tarkim šituo atveju tai aš pasidarydavau važiuodamas 4 VD Hike ir tiesiog tiesioja gerai, bet kada apsisukinėjai jau jauti, kad mašina netokia manevringa ir panašiai. Tai šitas dalykas, nežinau, galbūt kituose Rebel yra, bet šitam būtent modelį nėra. Ir to man labai trūko šitą modelį. Čia yra limited komplektacija, bet ji turi tokią įdomią visas detalės.
bamperis chromuotas, grotelės chromuotos, žibintai šviesus, eina veidrodėliai chromuoti, eina galinis bamperis irgi eina chromuotas visas, ratlankiai chromuoti, papildomos juostelės chromuotos, čia eina aplink langus chromas, eina, žodžiu, visur, kur yra galimybė buvo sudėta chromas. Man asmeniškai nelabai chromas, man labiau patinka tas vadinamas shadow linas, black stylas ir panašiai. Dar kas šitam skiriasi nei nuo kitų dviejų, prie kurių dar prieisim, tai kapotas. Kapotas skiriasi todėl, kad žiūrim čia. Grotas yra, čia tik tai šitoj vietoje grotas yra. O skirtumas tarp šitų visų variklių yra, kad čia yra e-torksai, vadinamas tas Lietuvoje įregistruotų kaip hybridą. Kodėl? Todėl, kad turi elektrinį variklį, kuris padeda, kai yra start-stop funkcija, sustojus užsiveda mašina ne starteriu, bet tuo elektriniu varikliu. Tai kaip ir hybridas būtų. Tai dėl to tokie kapotai yra čia ir ant to paskutinio yra mano jau irgi. Todėl, kad tie du varikliai šito Rebel ir to Limited maniškio yra su e-torksu. Šitie du nėra. Kadangi šitas nebuvo visiškai muštas, o jisai buvo tik tai skendęs, tai kapotas nekeistas, tai yra originalus šitas be visų grotų. Anam, prie kurio sekančio prieisim, juodo. Tai buvo priekis visas muštas, tai dėjom kapotą, asmeniškai man gražesnis, tai uždėjom kapotą su grotom. Pikčiau atrodo. Sekantis. Irgi šiek tiek, bet nepilnai padarytas black stylas, visas priekis juodas. Kaip ir minėjau, prieš tai kapotas uždėtas su šitom grotom, kas man daug gražiau atrodo. Juodi ratai buvo, jie ne originalūs, bet tokie atvažiavo, tiesus, lygus, gražus, tai viskas ok yra. Čia yra išlikę chromuoti veidrodžiai, kurie dar taip pasiverčia. Čia tam, kad kaip priekaba tempi, kad būtų patogiau ir geresnis matomumas. Išlikęs aplink langus ir čia tik tai nikeliai. Šiaip atvažiavo, jisai bamperis nebuvo chromuotas, buvo juodas kaip ir galinis bamperis neliestas. Šituo irgi tik tai tiek skirtumų turi nuo prieš tai buvusio. Ir dabar einam prie to, kur visas yra black style. Tai reiškia, čia yra grotos juodos, spalva pilka. Man graži šita spalva, nežinau kaip kitiem. Grotos kaip ir turi būti viskas. Ratai 22 gražus. Man patys gražiausi ramo ratai šitie. Maniškiai veidrodžiai šitie yra mažesni nei šitie ir ano. Toliau aplink langus viskas juodai. Rankenėlės neturi tų blizgių dalykų. Išvažiuojantys lenkščiai visuose Limited komplektacijoje yra. Nežinau, ar labai jie patogu, nes mano greičiu tai gaunasi taip, kad aš paimu ir jau aš noriu stotis iškart į vidų. Čia dar reikia kažkiek tai palaukti, kol jie išvažiuoja. Gal norėtųsi, kad jie greičiau išlystų, bet yra kaip yra. Visų trijų Limited, kuo skiriasi, tai neturim kišenių. Šitų, kas man yra labai gerai, kadangi pats kuzovo turis yra didesnis gaunasi. Tie abudu du yra 19 metų. Šitas yra 21 metų ir nuo 21 metų, jeigu neklystu, ar nuo 20 jau ėjo kameros 360 aplinkui. Reiškia, į priekį, veidrodėliuose, visuose tuose trijuose tik tai galinė kamera yra. Čia jau yra visa 360 kamera. Ką, einam į vidų, pasižiūrėsim skirtumus nuo Rebel ir šito, nes visi kiti, tai jie visi vienodi yra principai. Taip, turim tą komplektaciją. Kaip ir minėjau, čia yra start-stopas, va šita funkcija 4 auto man asmeniškai labai gerai, aišku dabar važinėju dar kol nėra slidu, tai su 2 galų vedamu, čia yra persijungsiu vėliau. Tai va, panelė, napo oda visų, čia oda, kas liečia Rebel, ten buvo, kaip aiškinti, ten plastikas, čia oda visur, čia oda.
medis. Tie visi dalykai duoda žavesį. Vairas. Irgi viršui medinis. Nežinau, ar jis toks labai jau geras, kad man patiktų. Nu, negalėčiau to atsakyti. Taip, čia viršus, panorama yra, kas duoda žavesį. Manau, vasarą tikrai geras dalykas atsidaryti liuką važiuojant. Nu, ir šiaip, gal vieniem pliusai, kitiem minusai, nežinau. Man tiesiog jaukumo duoda tą visą salonę. Čia daugiau funkcijų yra visokiausio. Čia eina visur aplink panelę napo oda, visur apsiuvimai, visi memory sėdynės, yra distronikai, visi yra 3 kameros, kaip ir minėjau, Harman Kardon audio aparatūra groja visai neblogai, gerai. Tai iš esminių tokių, kaip vizualiai ir žiūrint, kaip ir atrodo vienodai, bet tos visos smulkmenos tokios kaip napo oda, ten kažkas, tai ten biški. Nu ir susikrauna toks pilnumo jausmas visas. Tai, ką galėčiau daugiau papasakoti apie juos, tai iš principo kaip ir nieko. Tai viską daugiau mažiau papasakojau, bet vėl tas pats, čia yra medis. Natūralus medis, gražu, tokio jaukumo duoda. Ten plastikas yra Rebel komplektacija. O šiaip tai principai visi 3 šitie limited komplektacijos, tai yra iš salono pusės yra vienodi. Ką, šiai serijai tiek, visi ramai paruošti. Į anuos 2 dujos jau yra sudėta, išvažiuoja šiandien vakarė į Vokietiją. Šitie 2 lieka čia, pabus su mumis kol kas. Šitą pasilieku savo, nežinau, aš jau kelintą mašiną savo pasilieku, bet kol kas turbūt ilgesniam laikui pasiliksiu iki žiemos galo. Ir dar reikia nuvaryti dujas, jam įstatyti ir viskas. Tai jeigu jums patiko, ką aš darau, nepamirškit paspausti like, užsiprenumeruoti mano kanalą, pasidalinti su draugais. Iki kito karto. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets. Cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here and stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me. Sveiki, sveikučiai. Then watch me do it again. Tell 'em I can't take no Kimbam į darbus.